Labas rytas, sveikinasi iš dar vieno pasivažinėjimo su dviračiais, bet šį kartą tas pasivažinėjimas bus, manau, kad sudėtingesnis ir visiškai kitoks. Pasivažinėjimas, kuris truks ne vieną, o 2 dienas ir tiesą sakant, mano pirmas, kaip tas, bike campingas, taisyklingai, ar kaip jis ten vadinasi. Sukrauti krepšiai, pirmą kartą bandomi krepšiai, palapinė, 2 krepšiai ir esmė, kad pirmą kartą išbandysiu ne tik tai šį stovyklavimo, važinėjimo būdą, nežinau kaip čia dar pavadinti, bet važiuosiu ne vienas, o važiuosiu ir mano mažasis kompanionas, kuris, kaip matau, daiktų tikrai neprisikrovė. Kažkodėl visi krepšiai sudėti man, bet esmė, kaip matot, startuojam iš Kauno, startuojam iš pačio ryto ir koks mūsų tikslas yra Birštonas. Pirmam kartui nereikia užsibrėžti kelių dienų, nereikia užsibrėžti tolimų kelionių. Kaunas Birštonas 50 km, tikiuosi, nebus nei per sunku ir tokiam išbandymui bus pats tas. Taigi turim visą dieną, turim saulėtą dieną ir manau, kad reikia nelaukti, reikia mint, nes dieną praneša tikrai karštą, tai kol darytas šiek tiek vėsiau ir turėtų būti šiek tiek lengviau. Ką, pradedam? So high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. Lygiai 10 km ir pirmas sustojimas, tokia autobusų stotelė, kokia vieta pirmai, kam? Kolos skardiniai. Pas mus šita kelionė yra, žinot, saldainiukai, kola, kad nepritrūktų energijos, saulė šviečia baisu. Žodžiu, pirmas sustojimas 10 km ir varom toliau. Atrodo ilgai žemėlapį žiūrėjau, pro kur čia tais geriausiai keliukais važiuot. Yra čia ta bjauriausia atkarpa nuo Garliavos iki Išlaužo, ne Ilgakemio. Ir vis tiek gausis keli kilometrai to bjauraus kelio, tikiuosi po to išlysim tokius žvyrkeliukus, kur jau nebus to intensyvaus eismo. Va. Aišku, nėra taip, kad visur reiktų tais pagrindiniais keliais važiuoti. Yra tų tokių pramintų pievų keliukų, bet aišku, ypač su tašėm važiuoti nėra gal pats didžiausias malonumas. Na, bet biški vienokio, biški kitokio tako. Turim įveiktus 23 km ir pasiekta Išlaužas. 2 variantai, arba Išlaužas, arba parduotuvė ir ledai. Ledai, vandens pasipildymas ir pasistiprinimas prieš sekantį stotelę Prienai. Prienų Čeburekai, ne? Šitą vietą irgi reiktų aplankyti. Šiaip nors ir šilta diena, bet sakyčiau, minasi tikrai neblogai. Abiem neblogai minasi, kol kas entuziazmas niekur nedingsta, kas ir svarbiausia. Šiaip nuo Išlaužo iki Prienų būtų faktas, kad pats trumpiausias kelias pagrindinių kelių važiuoti, bet vienas dalykas nėra saugu, kitas dalykas, tikrai nėra įdomu, tai geriau tokiais, nežinau, kokie čia tie skaitosi Išlaužo tvenkiniai, kas čia. Tai tarp jų tokie žvyrkeliukai, aišku, gal min biški ir sunkiau, bet takai tokie tikrai maloniau negu su fūrom ant vieno kelio važiuoti kartu. Vyrai šalko, vidury kelionės picą suvalgys. Po vieną picos gabaliuką ir varom toliau. Greit ir 30 km. Kažkuris vienas pasirinko netinkamą važiavimo trajektoriją, žinokit, nes vienas padangas atrodo taip, o kitas padangas atrodo taip. Ir visas dviratis šūdinas. Važiuojamgi į Birštoną, į kurortą, kaip aš su tokiu murzinu dviračiu.
negaliu rodytis, dar atsidaužys gal. Kažkaip toks pastebėjimas, kad nežinau, mieste labiau žmonės kažkaip tolerantiškesni ten dviračiam ar patiem pėstiesiam, nes čia važiuoji va tokiu žvyrkeliu. Nedaug, aišku, tų mašinų sutinki vieną kitą, bet kažkaip įprasta jau taip, nežinau, aš daugiausiai vis tiek taip važinėjai, kad žmonės pristabdo, kad dulkių mažiau kelt ir panašiai. Čia žmonės, buvo, kas pristabdė, kas, kaip važiavo, taip ir važiavo, nesvarbu, ten ar dulkės, akmenukai, kažkas tai vidurių kelio, kad ten dar pusmetrių pasitrauktų labiau savo šoną. Tai kažkaip ta vairavimo ir tolerancijos kultūra šiek tiek skiriasi, nežinau. Gal čia tai pasitaikė, dabar bevažiuojant šitų kelių. Taip ir man. 34 kilometrai su pusė net įveikta prie Prienų Viados. Šiaip buvo dabar durnesnė tokia atkarpa, 7, gal 8 kilometrai tokio žvyrkelio, nepavojingas, kaip ir tuščias kelias, bet žvyrkelis, toks šiurkštus žvyrkelis. Bet dabar jau visas likęs kelias iki Prienų, iki Birštono turi būti dviračių takai, šaligatviai. Tai manau, kad sunkiausia dienos dalis jau įveikta. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends saying boy. Kasgi čia? Čia burekas vienas, čia burekas antras, pora spurgų. Labai tamsu, bet gal matosi, visi giria, kad tie Prienų čeburekai kažkas fantastiško. Šiaip esu valgęs, bet nežinau, man jie visada čeburekas kaip čeburekas. Pažiūrėsim, dabar kai norim valgyti, gal skanesni ir atrodys. Tų spurgų čia niekad nesu valgęs, bet šiaip šitos spurgas būna skanios, o jeigu čia dar skaniai padarytas, matau su cukraus pudra, turėtų skaniai sueit. Čeburekas valgytas, dabar spurgas. Šiaip čeburekas, tikrai. Kaip ir visi sako, skanus, nežinau, kažkokią super duper stebuklą aš nematau skanu. Šiaip spurga tokia šviežia, minkšta, tai tikrai skaniai valgosi, tai pasisotinam, ir ką, važiuosim link Birštono. Taip? Pavalgius, jėgų dabar daug, galima minti vėl iš naujo. Aš šiaip ką, Prienų tiltas kirstas jau už tilto man visada atrodo lyg Birštono pradžia būtų, bet ne, dar iki Birštono reikia kiek čia, 4 ar 5 kilometrus pamint. Pakeliu esu taip pasižiūrėjęs žemėlapį porą vietų, kur būtų galima jau vakare apsistoti ir su palapinė. Tai pakeliui gal sustot, pažiūrėti reikia, ar žmonių nėra įsikūrusių. Aišku, vidury savaitės kaip ir neturėtų, bet šiaip kas minusas, tai šiandien joninės yra, tai tų žmonių gali tokiom dienom biški kažkur tai ir daugiau. Tokia va vietelė, nežinau, čia nemanau, kad labai turėtų būti ir plačiai vaikščiojama vieta. Ir priėjimas prie vandenio irgi nusiprausta, aišku, nežinau, tas vanduo Nemune koks šiuo momentu yra. Aišku, matosi, čia kažkas taip biški parvaikščioja. Aišku, dabar kiek čia 3 valandos dienos, tai manau, kad dar tikrai nei palapinės, nei nieko nesistatysim, tiesiog apsižiūrim. Palapiniai vieta yra, laužavietė, kiek mačiau, irgi yra. Jo, laužavietė yra, tai vakare kažkokį nedidelį laužą, manau, irgi bus galima užsikurt. Ir ką, reikia dabar jau važiuoti patį Birštoną ir tikėtis, kad kai grįšim už kelių valandų šita vieta nebus užimta. Būtų nelabai smagu. Reiktų ieškoti kitos vietos, bet jo, pasižiūrėjom, visai nebloga vieta. Manau, planuosim nakčiai čia ir likt. Važiuojam. Dabar jau link apžvalgos bokšto, link pačio Birštono, tos numatytos vietos ir privažiavam šitą. Sako, ups, įkliuvo. Nu jo, čia net užsives dviračius. Nebus pati lengviausia užduotis.
Nu, bet stumiam kažkaip tai. Gal ir ne pats gudriausias planas. Čia tais kalniukais dviračius patampyt. Dabar suprataugi, čia ta Škėvonių atodanga. Dėl to mes čia į kalną ir kylam. Bet turbūt jau beveik užkilom. 2 kalniukų išlipti. Labai tikiuosi, kad trečiau nebus. Nu, bent jau dėl visų kančių pasiekėm ir Škėvonių atodangą. Ten šiaip kitoj pusėj Giraitiškių ar Giraitiškio. Giraitiškių, man atrodo, stovyklavietė. Vienas iš variantų, kur galvojau, kad irgi būtų galima apsistoti. Tik tai tiek, kad iki jos reiktų važiuoti iki Prienų, per tiltą. Nu, plius minus 10-12 km papildomų, kad dar iki stovyklavietės vakare davažiuoti. Nežinau, ar yra tikslas šiam važiuoti ten. Rytoj vėl atgal grįžinėti nemažai kilometrų. Tai manau, kad mūsų pirminė vieta irgi visai nebloga. Nu jo, bet tie kalniukai tai dabar išsunkė jėgas gerai. Viskas, dviračiai padėti. Dabar, man atrodo, galima tiesiog krist, kad ir ant žolės. Ir savo leist ramiai kojom pailsėti. Kem 7 kilometrai. Manau, visai neblogai. Čia dar klausimas, žinokit, kas labiau pavargęs. Sakau, atsisėdam, pailsim. Tai reikia nueit valties pažiūrėti, reikia vėl kažką. Čia, man atrodo, nei sėdėti, nei ilsėtis niekam nereikia. Žodžiu, 47 km ne riba. Ne, limonadas šaltas, nežinau, kažkodėl tauriai gavom. Nėra blogai. Ir žinoma, kava. Ir jau beveik 6 valandos, tai kol išgersim, kol dar pasikrauti reikia powerbank kažką ir judėti stovyklavietę. Viskas, turim 7, po 7:10 net vakaro. Atvažiavome tą pačią poilsiavietę, stovyklavietę, ar kaip čia dar pavadinti. Gera žinia, kad nei vieno žmogaus neatsirado bent kol kas. Teko dar iš parduotuvės užsipirkus vakarienę su kaip šitie patruliai. Maišelį su vakarienė, vandeniu, atsigert, atsivežt. Tai 3 km biškį pabalansavau ant vienos rankenos su svoriu. Tai ką, turim šiaip ramus labai vakaras, jokio vėjo. Tikėkime, sodai neužpuls, musės neužpuls ir eisim statytis palapinę, eisim gamintis vakarienę. Nežinau, reiktų gali tą vandenį pažiūrėti, kaip tas vanduo, bet tas Nemuno vanduo man niekada neatrodė labai švarus, gražus ir tas krantas ne pats geriausias. Žodžiu, bandysim kurtis. Bet šiaip savie suprantu, turiu dar tą tokį pradedančiojo, nepatyrusio, stovyklautojo sindromą, nežinau kaip pavadinęs. Vieta kaip ir gera, ta prasme, niekam čia nemaišai, nei pas kažką kieme. Nei čia pasiruošęs, nežinau, kažką prišiukšlint, bet vis tiek stovi ir galvoja, aha, ar čia tikrai viskas gerai. O jeigu žmonės ateis, gal dar palapinės nestatyti, nes, sakau, čia po 7 biškį yra, gal palauk kokią 9 statyti, kol jau tikrai judėjimo mažesnė tikimybė. Bet iš kitos pusės aš įsivaizduoju, kas taip keliauja, dažnai atvažiuoja pasistatyti tą palapinį ir nesuka galvos, nu koks skirtumas, ateis žmogus praeis ir visą gerą, ta prasme, kaip sakau, čia nei kažkoks draustinis, nei kas nieko blogo nedarai. Nu čia tas, kaip sakau, pradedančiojo sindromas, pirma kelionė su dviračiais. Vienas iš pirmų tokių laukinių stovyklavimų iš viso. Tikiu, kad ne paskutinis, bet kaip visur reikia tą pradžią padaryti, kas nėra lengva, kaip ir visur. Palapinė pastatyta, nu nežinau, gal ir ne visai taisyklingai, ne visai lygiai. Dar po to gal išsigulės. Bet ką, žinau, visai manau, kad neblogai čia. Ta vieta tokia norėjosi biški lygesnė ir kad ne visai šabakštynė. Tai manau visai neblogai. Dabar prisipučiam kilimėlius. Po to miegmaišių turbūt nėra tikslo čia iš anksto ruoštis. Ir reiks vakarieniai daryti. Viskas, kilimėliai pripūsti. Miegmaišiai paruošti, nu tik neišpakuoti.
Manau, kažkaip išsimiegosim. Šitą užsisek, nes šitą priengį per apačią musytės labai skrenda. Tai nes po to labai gali erzint. Jo, čia priengis toks, nežinau. Nuo lietaus, jeigu lyja gal visai neblogai, bet dabar, kai buvo uždarytas, tai musės matyti įskrenda ir neišskrenda. Galima taip gal jį atidaryti. Ir tegul dabar taip ir būna, jaučiu. Stalo jokio neturim. Tai vietoj stalo naudosim vieną atliekamą rankšluostį. Nu ko iš fantazijos nepadarys. Kažkaip suktis turi. O šiaip dainelė, bliūdai ir vakarienė. Vakarieniai turim sūrio, vandens, nu čia vanduo neįkema, šoninė, makaronai. Nežinau, galvojom, makaronai su konservais atmetėm, po to su dešrelėm atmetėm. Sakam, su šoninė bus lengviausiai, nereiks pjaustyti, aišku, pjaustyti tiek reikės. Žodžiu, makaronai su šoninė ir sūriu. Tiesiog fantastiškas patiekalas. Nežinau, ar žmonės deda šoninę į makaronus. Deda turbūt, ne? Viską žmonės deda. Vanduo jau verda vanduo. Kiek tokių makaronų. Žinau, pusę pakelio sudėjau. Aišku, prieskonio tai mes neturim, bet viską ištaisys šoninė ir sūris. Nėra ko neištaisytų, musė, ko neištaisytų sūris. Nu, makaronai išvirė, nežinau, tokių paplėšom šoninės, biškį stambesnių, smulkesnių. Aš tai norėjau susmulkint. Mano kompanionas sakė, dėk normalius gabalus, nėra čia kas smulkint. Aš nežinau, čia labiau gausis makaronai su šoninė ir sūriu, ar šoninė ir sūris su makaronais. Nes man atrodo, bet makaronų čia mažiausiai yra. Nu, gal čia visai ir neblogai gavosi. Tokia vakarienė šiandien Sporto Fano virtuvėlėje. Manau, kad bus labai skanu. Ar ne? Jo, valgom. Ir nežinau, toliau turbūt laužas. Reikės užsikurti ir laužą. Pavalgyta, indai išplauti. Ar gerai indai išplauti? Manau, parodys rytas. Ar saldi košė bus su šoninės poskoniu ar ne. Bet tikiuosi, kad viskas įsiplovė, įsišluostė. Žodžiu, šeimininkutė baigė vakarienę gaminti. Dabar eisim kitų darbų, kaip sakiau, laužas. Viskas susitvarkom, bus darbai nudirbti. Šiaip toks chaosas galvoju, skučia, kas turi patirties, kas dažnai tokiu būdu stovyklauja, tai aš įsivaizduoju, jie turi tą savo rutiną. O mes atvažiuojam ir nežinom nuo ko pradėti. Ai, palapėm pasistatėm, čia dabar reikia vakarienę, čia reikia laužą, čia reikia jau to ir miegoti reikia. Kaip, žodžiu, daiktų daug, jau viena galvos pusė galvoja, kaip čia nakčiai tos daiktus reikia kompaktiškai, ką palikti lauke, ką į palapinę įsinešti, kur čia tos dviračius prirakinti, neprirakinti, kaip ir, nežinau, žodžiu. Einam laužą kurti. Pažiūrėsim, ar galima su šlapiom malkom tokiom įkurt laužą ar nelabai. O ten Birštono centre tai girdisi triukšmas, žmonės normaliai Joninę švenčia, nes kaip minėjau jau, kad šiandien yra Joninių naktis. O aišku, kol aš šitą video įdėjau, turbūt yra Liepos pradžia, jeigu ne vidurys. Ne, gal Liepos pradžia kažkada. Tai jūs jau Joninės seniai atšventėt. Bet skau, ten girdisi muzikėlė. Groja. O mes ramiai laužiuką kūrenam. Jo, jau kaip matau tamsu, bet manau, kad dar kažkas tai matosi. Šiaip turbūt būtų galima pirmos dienos tokį apibendrinimą padaryti. Apskritai džiaugiuosi, kad išvažiavome tokį dalyką.
senai norėta, senai galvota, kad galbūt reiktų išbandyti tokį naują turistavimo būdą. Aišku, čia kiek tas senai, jeigu tik tai dviračių nuo šiemet pradėta važinėti. Man gal tai 60 km apskritai paėmus dabar jau nėra kažkoks kosmosas, bet kai turiu savo, kur čia tamsoj, savo kompanioną, kuris realiai su 2 ratų dviračiu išmoko važiuoti tik tai prieš 2 mėnesius ir jam 60 km į vieną pusę, rytoj dar 60 km atgal. Manau, kad čia yra didelis pasiekimas. Šiaip nežinau, jeigu būtų reikėję vienam, kaip ir buvo planų, bet visada galvoju vienas, ar tikrai noriu, bet kaip pasakė, jo, gerai važiuojam, tai tada kažkaip tų abejonių iš mano pusės jau turėjo nelikti. Ir ką, šiandien mes Birštone įveikę 58 km. Žodžiu, turim vakarą, visi darbai padaryti, nežinau, palapinę pastatyti, dviratukai prikabinti, va taip simboliškai. Ką, pakūrenam dar laužą ir turbūt reiks vyniotis į palapinį ir miegoti. Mes ką, susitinkam rytoj ryte ir pažiūrėsim, galėsiu tada papasakot, kokia ta mūsų pirmoji naktis prie Nemuno. Labanakt. Rytas. Turim gan ankstyvą rytą, po 6 kelios minutės, bet kažkaip naujoj vietai, matyt, žadintuvas buvo ant 7 statyta, nepavyko damiegoti, nežinau, apie 5:30 prabudau, dar kažkiek pasivarčiau, šiaip visą naktį, miegojom, tiksliau aš jau atsikėliau, mano kelionės draugas dar biškį snaudžia. Aš šiaip nežinau, kas 1 valandų, kas 1,5 valandas kažkaip vis prapusdavau, ten nežinau, apie 1, apie 3 vis kažkaip tai toks tiek budėjimo režime biški miegas. Ką reikės po biški dėliotis daiktus, darytis pusryčius ir po biški ruoštis į kelią. Aišku, niekur neskubam, po 6 yra, tai dabar kokią 8 gal būtų visai ir neblogai išvažiuoti. Žiūrėsim, išvažiuosim, kai išvažiuosim. Tik tai dėl miego kokybės dar čiut galėjo būti ir šilčiau, pažiūrėjau, +9 rodo. Tik į lauke šiom dienom 25, ant saulės 30 ir panašiai. Tai naktis irgi galėtų vos šiltesnės būti. Reikės daug vandens, nes pusryčiam, nežinau, pradžiai po košę kažkokią pamatėm parduotuvėj, sakom, bus gerai. Ir kas arbatos, kas kavos. Tai žodžiu, pusryčiai mūsų tokie. O po to žiūrėsim, pakeliui kažką jaučiu vėl. Užkandukai. Pramaišom. Ir va taip, uždengiam. Šiaip košė nebloga, bet net per daug sveikuoliška. Kartais būna biškis su daugiau cukraus, saldesnės, o tas saldumas kartais duoda skonį, bet šiaip kaip pusryčiam, tai manau bus visai neblogai. Gal reikės net po 2 pasidaryti, kad jeigu ilgiau užtektų. Batonėlis su kavyte ir eisim tvarkytis. Miegmaišius, kilimėlius, palapinę sukt, tvarkytis ir reikės po biškį važiuoti. Viskas, dviratis sukrautas vienas, kitas pakeleivis irgi pasiruošęs. Šiukšlės, tarp šiukšlių. Ir vieną powerbanką išmečiau, išlaužo net. Paimtas tai buvo, irgi šiukšlių. Ir tiesiog numesim čia kažkur maišą, paliksim jau čia kažkams. Kam reikės, tas pasiims. Juokauju. Paimsim kažkur kertimiausias šiukšliadėžes, viską išvešim. Šiaip pavyko, atrodo, viską susipakuoti, nors atrodė, kad kažkaip išvažiuojam su daugiau daiktų negu atvažiavom, bet susipakavo. Viskas palapinė, 2 krepšiukai, žodžiu, viskas paruošta, poilsiavietė, stovyklavietė.
puikiai atitarnavo šią naktį. Ir pradėsim kelionę namo. Kažkaip visada į priekį važiuoti žymiai įdomiau. Dabar namo toks. Na, minam tipo. Mažiau entuziazmo. Išvažiavom jau į dviračių taką. Tai šiaip labai gerai, kad nei vienam nieko neskauda, nei kojos, nei užpakaliai, nieks neskauda. Kitas pastebėjimas, kadangi dar rytas, plus šiandien kaip ir nedarbo diena, visi vakar po joninių užšventė, miega turbūt ilgiau, tai gatvė bent jau kol kas čia tokia gan tuštoka, tai gal visur važiuojant, tas eismas bus mažesnis, kas mums tikrai bus pliusas. Pirmas sustojimas užkilus Prienuose ant kalno, Vijadoj, nuvažiuoti 9 km, pasistiprinimui guminukai, striukė irgi jau nusirengta, nes pradeda šildyti saulutę visai neblogai. Nėra pats maloniausias jausmas, kai tu važiuoji žvyrkeliu, vienkiemis yra, už tvoros draskosi 4 vilkšuniai. Vienas nėra smagu, bet kai 4, tai tik ar žiūri, ar neturi kokių atidarytų vartelių. Bet ne, kol kas nei vienas šuo šios kelionės metu neužpuolė. Kita diena, vieta ta pati, Išlaužo Express Marketas ir kiti ledai. O šiaip turim nuvažiuotus 23 km, Išlaužas pasiektas, tai realiai nuliko dar toks vienas bjauresnis etapas link Garliavos. Čia tai žvyrkeliukais, kaip mes čia vakar važiavom. Nu ir jau tada per miestą ten pasimėgavimas tiesiog dviračių takai, šaligatvių ir panašiai. Tai tiesiog trumpas atokvėpis su ledais ir važiuojam toliau. Žinoma, nepamirštam saldainių pertraukėlės ir važiuojant namo, kad energija nesibaigtų. Šiaip turim 28 km, jau netoli, jau dabar Ilgakiemis, tuoj Garliava, artėjom ir link Kauno. Vakar važiavom ir vis tiek sugebėjom pasiklyst. Buvau ten pagal žemėlapį pasiruošęs maršrutą, čia Ilgakiemy toks apvažiavimas, kad kuo mažiau to pagrindinio kelio. Vakar, kai važiavom, buvo uždaryta gatvė, jau suradom kitą pravažiavimą. Šiandien vis tiek iš kitos pusės atvažiavom prie to pačio uždaryto įvažiavimo. Žodžiu, vis tiek sugebėjom pamiršti kelią, nieko, pasitaisysim, apsisukom, pravažiuosim pro kitur. Grįžtant atgal dar vienas patikrinimas, gal traukinys atvažiuoja. Nes vakar nebuvo, bet panašu, kad šiandien traukinio irgi nėra. Dar vienas ledų sustojimas, prieš jau pat važiavimo pabaigą įveikta šiandien 47 km lygiai. Iki namų nežinau, kokį 5-6 jau čia liko. Tai ką, dar viena porcija ir tuoj namai. Tuoj 2 dienų kelionė, atostogos, išvyka, nežinau kaip nori pavadink, bus baigta. Taip, gerai atsisės, nors ir visą kelią ant dviračio prasėdi, bet tas sėdėjimas kitoks. Šiandien galvojau gausis žymiai mažiau kilometrų, nes po patį Birštoną nevažinėjau kaip vakar, kad vakar buvo 58,5, jeigu taip tiksliai šiandien gavosi 59,8, tai net reikėjo dar 200 metrų, kad 60 pagerinti. Bet šita kelionė, šitas važiavimas, šitas dienas apskritai turbūt buvo ne apie kilometrus, ne apie kilometrų nuvažiavimą, o apie, kaip ir sakiau, pirmą kartą kempingavimą kartu su dviračio važiavimų, suderinamumą, nežinau kaip čia dar. Daug abejonių buvo prieš išvažiuojant apskritai. Aš pirmą kartą važiuoju su bagažu. Mano komandos draugas važiuoja pirmą kartą apskritai panašų atstumą. Kaip sakiau, rekordas turbūt ar 25-26 buvo. Tokių daug minčių, ar nereiks mūsų nuo Birštono ar nuo Išlaužo kažkam parsivežti.
Bet šiaip aš tai manau, kad praėjo 2 dienos puikiai aplankant Birštoną. Vat ko neaplankėm, tai apžvalgos bokštą, nes netyčia vieną kartą neten nuvažiavom, tada grįžom ten nuvažiuot. Sakėm, ai tiek to kitą kartą negaištant laiko ir bereikalo kilometrų nedeginam. Bet šiaip aš manau, kad ir oras, ir laikas, ir vieta, viskas super. Tai žodžiu, toks tas mano pirmas kartas su kaip bike campingas, taip man atrodo, nevadina šitą dalyką, ne esmė. Bet išbandžiau, man patiko, manau, kad faktas ne paskutinį kartą, nes už 2 dienų vėl važiuojam, o po to ten nuo vasaros, nuo laiko priklausys. Bet esmė, šiandien tiek, tokios 2 dienos su mumis. O jeigu jau pažiūrėjai šį video iki galo, nepagailėk tą laiką už visas kančias, už visus tos kilometrus. Ir susimatom kitam video. Iki!